Gerbiami žiūrovai, šiandien mes su jumis sveikinamės iš gražaus Pajūrio miesto, na ne visai prie jūros, bet šalia. Mūsų atakuoja minė perdavimas į kraštą, smūgis ir gera situacija, kurios neišnaudoja. Priekį, gali būti pavojinga Armalas. Buvęs aikštelė, Roslavas Bilovas. Pirmas prie kamulio. Kendė. Čia ilga sienelė. Veisi Arnas Armalas. Gedučio perdavimas skrieja prie pirmo virto. Ten, aišku, savasias pozicijas sustiprino. Čia gali būti pavojinga 3 prieš 2. Smūgis šalia vartų skrieja kamuolys. Joras Leo. Gerai prasimeta kamuolį. Ten Minijos žaidėjai, na, atrodo, viską padaro gerai. Lieka esminis dalykas. Smūgis kairė koja ir 1-0. 1-0, 6 numeris. Gabrielis Glugovskis siunčia kamuolį į vartus. Na, ta gera ataka. Aišku, tas perdavimas galėjau pasakyti, kad nebuvo vykęs tas prasiveržimas geras, bet perdavimas. Žaidė sienelę su Gedučiu. Diavara veržiasi į priekį. Neblogas reidas. O Kendė. Vėl sienelė. Diavaras smūgis. 2-0. Bravo. Bravo, labai graži ataka. Na, be ką Diavara buvo pagrindinis šios atakos dalyvis. Viskas prasidėjo ties aikštės viduriu. Tokia dviguba sienelė. Jūsų Mantu Gedučiu, po to su Pieru Kendė. Aišku, bravo ir Diavarai. Judėjimo į priekį nėra. Dabar perdavimas link Luko Jonaičio, smūgis ir kamuolys vos nepataiko į vartus. Čia labai greitai įžaidžia Minio žaidėjai ir žiopteli dabar Hegelmanai. Smūgis, čia buvo smūgis į tolimą į kampą, kurį atliko Gabrielis Glugovskis. 2 prieš 1 gali būti ataka, perdavimas, o Kendė baudos aikštelėje. Prieš jį Giedraitis, smūgis iš aštraus kampo. Nu, vartininkas reaguoja. Įkimus atvyko. Hegelmantrėjus, o čia kokia proga. Kokia proga. Siunčia jį į kairį kraštą. Ten gali būti pavojinga. Keliauskas smūgiuoja į vartus, rikošetas ir kamuolys vartuose. 2-1. Ir ne veltui tas įspėjamasis signalas įsižiebė pas Minijos treneriai turbūt galvoje. Antra ataka kairiuoju kraštu. Čia kita vertus jie dar pirmauja. Buzo perdavimas ir 2-2. 2-2 Lukas Jonaitis. Smūgiu galva siunčia įvartį. Geras Tido Buzo perdavimas. Lukas Jonaitis siunčia kamuolį į vartus. Na ir teisia į vieną standartinę situaciją. Tas Buzas perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis, Bilovas kamuolį pasiekė ir vėl. O čia į priekį skuba Kipras Keliauskas. Na, įspūdingas greitis, puikus perdavimas ir Bilovas dar kartą gelbsti savo vartus. Na, Tingiškių vartų po standartinių situacijų pavojai kildavo, dabar smūgis ir tai yra trečiasis įvartis. Trečiasis įvartis, 3-2 ir dabar jau turbūt tik stebuklas gali neleisti Minijai iškovoti pergalę. Berods 15 numeris, Žunjoras Leo siunčia kamuolį į vartus. Tiago Bonfimas kuo toliau numušti kamuolį nuo savęs Minijos žaidėjai. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Minija pagaliau pasiekė pergalę.